Atvažiavom naujų vietų ieškot, kur kasinėt. Važiuojam iš tenais, atvažiuojam. Čia va, mūsų mašina apdulkėjus. Varai. Ir bats! Kelias. Kelias virsta į upelį. Normaliai, užsidėjau guminekus. Rodysim kelią. Tu tikrai nori per šitą važiuoti? Oi, blemba, čia bus... Nu, aš tai galiu pabandyti, pasižiūrėti. Einam. A čia kokie akmenai dideli? Jo, čia pasibaigė ir jisai į kalną kyla. Bet čia, Marionė, atsargiai čia akmenys dideli. Akmenys dideli čia nais, va, atsargiai. Jo. Nu, taip va, mes leidžiam laiką. Pravažiavom. Važiavom upeliu toliau, jo? Normaliai. Valio. Tokie Lietuvoj keliai. Labas rytas visiems. Iš tokių laukelių kasinėjame tik tai dviese. Aš ir jisai. Marionis ir aš. Turim daug laukų. Lietuvoj kasinėjame. Šiandien trečią dieną kasinėjimų. Buvo radinukų, nefilmavau pirmas 2 dienas. Buvo radinukų, buvo Žygimanto Augusto 2 dinarį radau, kas labai nudžiugino mane. Ką aš ten dar radau? Buvo lietuviškų centukų visokių einamų. Vieną carinę monetą radau. Kokias ten Pavelo, man atrodo, 0,5 kapeikos. Ir vakar dar radau 5 grošius 1818 metų. Tai vat, atėjom čia į lauką. Gavom leidimą vakar. Daug laukų, ten daug. Visur aplinkui laukai. Kaip gražu. 100 hektarų. Ir vat atėjau. Laukutį, sakom, patikrinsim šį čia iš pradžių. Ir kągi, monetą radau. Tokia moneta sovietinis 5 kapeikos ankstyvesnės. 1953. Šiandien pirmą monetą mano tokia. Nežinau, čia ko tikėtis. Žiūrėjom pagal žemėlapius. Lyg ir namukai čia stovėjo visur aplinkui, bet vėl nežino. Tai vat, vietos gražios. Lietuvoj kasinėti, vis tiek egzotika, kažkas kitokia. Nu, tikimės gal kas išlis, gražesnė, įdomesnė. Tai vat, kągi, einame toliau. Signaliukas toksai nieko. Žemė kieta čia. Žemė labai kieta. Sausa, kieta. Tikiuosi, nebus kokia žala. Iš vėlos tai Lietuvoj prisikasiu. Ne kulka. Medžioklinio kulka. Nu ką, kažką tai sidabrinio pagavau. Ar čia saga? Jo, Wehrmachto saga. Aliumininė. Wehrmachtas. Vokietija. Antras pasaulinis. Taip. Sakykit, jeigu klystu, pataisykit. Man tokie radiniai yra egzotika. Jo, vakar vieną radau tokią, bet be auselės. Ir nežinau, ten kažkokia gal kito metalo. O čia nais. Graži sagutė. Valio. Paimsim.
Laukutis duoda, signalai yra, kodėlgi nekasti. Nu ką, antra moneta iššoko. Geltonuoja. Kasgi čia bus sovietas? Tikriausiai. Ne, lietuviška su vyčiu. Su vyčiu. Tarpukaris. 1925. Ir tai čia bus 5 centukai. Hei. Labai gerai. Valio draugai. Antra moneta. 5 centukai. Kad kokį lietuką pagautų, kaip būtų gerai, kad nespagavęs. Nu, išlenda šiukšlių ir gilzių. Kažkokia pistoletinė iššoko. Jo, šiukšlių yra. Bet tikiuosi ir monėtų čia daugiau bus. Aš pakolpas tik 2 radau. Aha, pagavau buratinką. Jonas Kazimieras pasirodė. Šaunuolis Jonas Kazimieras. Lauktas. Norėjau Kazimiero. Aišku, čia dabar datos nieko nepamatysi. O ir purškiklio su savim neturiu čia nais Lietuvoj, kur papurkšti vandenuką. Nu, bet va, Jonas Kazimieras pasirodė. Pakol kas gražus oras, bet žada šiandien lietų. Šiandien ketvirtadienis. Žada lietų po pietų visą dieną, tipo lis. Nu, žiūrėsim, bet laukų turim čia žemės pilna, žodžiu, viskas tvarkoj. Pakol pradės lyt, gal turiu šansų ir rast ką nors. O, Jonas Kazimieras lenda. Ok, einam toliau. Čia toks liūdnas epizodas šitam kasime. Pusę buratinkos radau. Vargšė, kažkas tai sulaužė. Per pusę perskelia vargšę. Nu, kas yra, tas yra. Saulutė kepina maloniai. Geras rudenėlis Lietuvoj. Monetėlė iššoka kažkokia. O čia tik tai 10 centų. Jo, čia tik tai 10 centų. Apie 2000-osius čionais. Jau šiuolaikiniai. Aišku, jau prieš eurus. Gerai. Po ilgų klaidžiojimų iššoka monetėlė. Gana giliai buvo. Tai pasižiūrėsime, kas čionais. Oho. Ko geras pamatyti čionais. Nieko nesimato. Pavadysiu. Įdėsiu fotą ir parašysiu, kas čia yra, nes nieko nesimato. Toks įdomus daikčiukas išlindo. Ženkliukas, emaliuotas, kas ten užrašyta, jūr. Kažkoks tai daikčiuks nulūžęs. Bet visai fainas daikčiukas. Ženkliukas. Jūr. Jūr, man atrodo, užrašyta. Įdomus egzempliorius. Tokį jūr galima būtinai paimti. Ok. Panašu, Kristinką pagavau. Bilonas. Jo. Ar čia GA, čia ne Kristinka gal? Nenoriu dabar trinti labai smarkiai. Jo, bet biloninė monetėlė. Labai fainai. Žiauriai gerai, patinka. Superinskai. Dar vieną buvau pagavęs varioką kažkokį, bet giliai buvo, bet ten visiškai plikas. Na gerai, liuksus. Perėjau į kitą gatvės pusę iš to lauko. Čia buvo pupelės. Atėjau taip tuštoka, bet tenais palei kelią kitoj pusėj buratinkų daug pagavau. Ir porą biloninių monetų. Ir ką, čia atėjau, signaliukas. Ražiena aukšta, bet nieko. Nu ką, tarpukario 20 centuko. Nu, fainai. 20 dar niekad nebuvau radęs. Viskas fainai. Rasti pirmą kartą. Oras biški pabjūro. Lik ir žadėjo lietaus.
bet pakol kas nėra, tai galima vaikščioti. O draugas išvažiavo namo pasikrauti detektorių biškį. Pasimt laidą, bevažiuojant, kad pasikraut, nes išsikrovė. Jo, taip va, buvo jam, nepasisekė. O man pasisekė, nes radau 20 centų. Fainai visą laiką ras monėtų su vyčiu. Kuo senesnės, to geriau, aišku. Kas yra, tas yra. Ką, pas mus lietutis pliaupia. Nusprendėm pabaigti šiandien kasinėti. Detektorius padžiautas. Na ir vat kiek radau, parodysiu aš jums. Na ir va tiek va, prigaudžiau visko. Buratinkos, dubilonai, savietas. Ten dar vienas savietas, 5 kapeikas, bet vėlesnė, 10 centų. Smetoniški, 25 centai. Ir Wehrmachto saga. Ir ten kažkokia tai plika visai moneta. Žodžiu, va tokie reikalai. Daug nešneko, nes lietutis pradės vis smarkiau ir smarkiau kalti. Tai vat, visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susimatysim kitą kartą.